Sveiki, mėlyjeji. Ko gero yra tekę girdėti palinkėjimą gyventi įdomiais laikais. Tai štai savaitės pradžia tokia ir bus įdomi. Marsas jungsis su Neptūnu, bus problemiška Veneros pozicija, ji darys 90 laipsnių kampą su Plutonu ir stresų, nesusipratimų tikrai pakaks. Tai yra piktų iliuzijų laikas, kai imama kaltinti žmogų nieko dėta kažkokioj negeroj situacijoj, kai vyksta neaiškios avarijos. Tai metas, kai galima nukentėti nuo nestabilios psichikos žmonių, nuo žmonių, kurie turi priklausomybės. Tai laikas, kai iš tiesų reikėtų vengti alkoholio ir saugotis apsvaigusių asmenų. Didesnė tikimybė vandentiekio avarijų, kanalizacijos avarijų. Bent jau išeidami iš namų nepamirškite užsukti vandens čiaupo. Tiesa, klausėte, ar viskas tai blogai? Bent jau savaitėj baigiantis viskas spręsis ir tai bus tikrai palankios dienos, bet pirma savaitės pusė pakankamai sudėtinga. Galbūt galime viltis į Merkurijaus pagalbą. Merkurijus tai protas, logika, bendravimas. Merkurijus atsidurs itin palankioje pozicijoje jau antradienio vakare, išbus visą trečiadienį ir netgi ketvirtadienį. Tai reiškia, jeigu mes remsimės blaivę galvą, neemociškai reaguosime, neskubėsime pykti, kaltinti, įtarinėti, pavydėti, nesileisime į pavyduliavimo aistras, o tiesiog pasvarstysime, ar viskas, ką aš matau, ką aš girdžiu, taip ir yra. Ir iš tiesų, kai jūs pradėsite mąstyti, analizuoti, kas vyksta, kaip čia kas dėliojasi, viskas taps paprasčiau, aiškiau ir jūs rasite tinkamą išeitį. Na, o savaitės pradžia bus intriguojanti ne tik dėl pakankamai sudėtingos planetų padėties, dar ir Venera ir Marsas keis savo poziciją. Štai Venera pirmadienį po pietų įeina į Jaučio ženklą. Ir tai ko gero yra smagu, nes Jautyje ji yra šeimininkė. Būdama Jautyje atneš harmoniją. Veneros pozicija Jaučio ženkle palanki siekiantiems spręsti finansinės problemas. Na ir be abejo, Venera tai grožis, tai meilė. Tai tas metas, kai reikia rūpintis ne tik savo grožiu, bet ir grožiu apie mus. Gražinti namus, savo aplinką kieme. Marsas antradienį įeina į Avino ženklą. Marsas savinė irgi šeimininkas. Ir štai vienu metu susidaro labai įdomi situacija. Marsas savo būste, nes Marsas Aviną valdo, ir Venera savo būste. Tai reikštų, kad moteris taps labiau moteriškomis, gražesnėmis, mielesnėmis. Moteris taps harmonijos skleidėjos, ramybės skleidėjos. Tokia galbūt ir būtų viena iš svarbiausių moters užduočių, jeigu orientuotumėmės pagal astrologiją. Na, o vyrai taps labiau vyriški, ryžtingi, atkaklus, vyras tai gynėjas. Marsas, aišku, ir karas. Vyrai taps kovingesni, na ir galbūt galima tikėtis ir aršesnių kovinių veiksmų pasaulyje. Na, nebent Venera taptų stipresnė už Marsą. Ir taip iš tiesų gali nutikti, nes būtent Jupiteris, kuris lemia pagrindinius metų įvykius, yra Jaučio ženkle. Tad antrą gegužės pusę turime vilčių, kad padaugės taikos, darnos, ramybės ir galbūt kažkaip tai spręsis dabar esami kariniai konfliktai. Na, mūsų kasdienybei, kągi lemia ši savaitė? Ko gero jau supratote, kadangi pirmąją savaitės pusę pakaks aistrų, dramų ir įvairiausių nesusipratimų, kad svarbių reikalų tvarkymą bent jau pirmadienį, antradienį
tikrai nereikėtų planuoti. Taip pat nereikėtų planuoti ir piniginių turtinių reikalų tvarkymą. Didelė tikimybė apsigauti. Tai tas metas, kai geriau neinvestuoti, nesiskolinti pinigų, neimti paskolos. Bus sunku grąžinti. Antrąją savaitės pusę viskas palengva ims rimti ir jau nuo ketvirtadienio galima pradėti tvarkyti reikalus. Na, o jei klaustumėte, kokia geriausia diena savaitėje, dalykiniams susitikimams, susitarimam, dokumentų tvirtinimui, ko gero tai būtų ketvirtadienis. Penktadienis – svarbi diena moterims. Tai tas metas, kai vyrauja moteriškos energijos, vienintelė diena mėnesį, kai jos dominuoja. Yra stipresnės nei vyrų. Šiek tiek pasislenka pusiausvyra tarp vyriškų ir moteriškų energijų į moterų pusę. Ir tai tas metas, kai moteris gali priminėti svarbius sprendimus asmeninėme gyvenime, na ir veikloje. Eikite, tvarkykitės, dėliokitės savo reikalus. Jums pavyks. Beje, penktadienis, ko gero, pati romantiškiausia savaitės diena. Ir nors savaitgalis paprastai siejamas su šventėmis, su romantiškais pasimatymais, būtent šis savaitgalis toks nebus. Tai galbūt neblogos dienos įvairių reikalų tvarkymui, įvairiems darbams, bet nėra labai jau tinkamos šventimam, pramogavimam. Tad šį savaitgalį verta labiau orientuotis į pavasarinius darbus ir, manau, jų apstutiems, kas turi savo sodus, daržus. Na, o jei vertinsime savaitę pagal mėnulio judėjimą, tai jau mėnulio mėnesio pabaiga, ketvirta mėnulio fazė, tiesa, ketvirta prasidės trečiadienį. Būtent gegužės 1, tai ir Valpurgijos nakties laikas, tai metas, kai įsijungia galingos vitalinės gamtos jėgos. Deja, astrologiškai šis laikas nebus tinkamas nei kažkokiem šventimam, susibūrimam. Atvirkščiai, būtent tądien reikėtų vengti minios ir neskirti romantiškų pasimatymų. Įtariu, kad lauks nemenkas nusivylimas. Tiesa, diena visai bus sėkminga bendravimui su senais bičiuliais. Aplankykite tą dieną savo draugus, pasikalbėkite apie senus gerus laikus, juk tai jau ketvirtas mėnulio ketvirtis, kai verta prisiminti, kas buvo ir būtent ta diena, kai Merkurijus bus puikiame karališkame laipsnyje, pasišnekėti apie tai, kas buvo ir tiesiog pasidžiaugti bičiulišku bendravimu. O kaip šią savaitę seksis visiems zodiako ženklam, skaitykite palmirashoroskopai.lt.